Mano vardas Algimantas. Dabar vyksta gyvosios pamaldos vienintelėje pasaulyje gyvojoje šventovėje. Rojaus trejybės aš esu gyvojoje šventovėje. Joje dalyvauja urantai. Šiuo metu mes esame tarptautiniu ryšiu prisijungę, kad girdėtume vieni kitus, garbinančius kūrėją. Bet dvasioje mes esame susieti kūrėjo dvasia, vadinama minties derintojo vardu. Ir ji yra kiekviename. Net ir vaikas turi kūrėjo dvasią minties derintoje nuo pirmo moralinio sprendimo. Aš atstovauju kūrėjui kaip jo ambasadorius šitoje planetoje. Jėzaus ir jo partnerės dukros kūrėjos Nebadonijos apaštalas irgi šitai planetai. Ruošiu dvasinius mokytojus kūrėjo įgaliojimu, gaunu kūrėjo mokymus, Jėzaus mokymus, leidžiu knygas. Štai knygos išleistos. Pirmoji buvo Kristaus knyga, kalbu jums vėl, čia antras leidimas su papildiniu. Kūrėjo mokymų pirmas tomas, Akimirkos amžinybė, antras Gyvoji tyla, trečias Meilės galia, ketvirtas Tu manyje. Prieš tai buvo vertimas epochinio apreiškimo. Orantijos knygos iš anglų kalbos į lietuvių kalbą. Man užtruko apie 10 metų, nes tai didžiulė knyga, 2097 puslapiai teksto. Šviežiausia knyga Krikščionybės duženos. Prieš porą mėnesių tik pasirodžiusi. Kristaus knygą išverčiau į anglų kalbą, yra angliškai I Speak to You Again. Ji išversta ir į rusų kalbą, į ispanų kalbą. Mačiau tarptautinėme tinkle korėjiečių kalba. Savo mokymus, dvasinius mokymus aš sakau lietuvių kalba gyvųjų pamaldų metu, gyvojoje Rojaus trejybės aš esu šventovėje, anglų kalba, bet kur gamtoje, mieste, patalpose. Net važiuojant motociklu. Būna ir taip. Man pačiam įdomu. Jėzaus mokymai nuotrupomis yra perduoti Naujajame testamente. Bet daug ko nėra, ko mokė Jėzus. Ir ką kiti jo mokiniai, net ir apaštalai, iškraipė. Paulius, kuris nepažinojo Jėzaus asmeniškai, net persekiojo pasekėjus, Jėzaus pasekėjus. Tada dar buvo Sauliaus vardu vadinamas mirtingasis. Vėliau jis pakeitė savo vardą į Pauliaus, tapo Jėzaus pasekėjų ir daug prisidėjo, kad Jėzaus mokymus iškraipytų. Jis siekia, kad Jėzaus mokymai būtų pateikiami kuo daugiau žmonių, kad būtų kuo daugiau pasekėjų, rašė laiškus su
įspėjimais, nurodymais. Net nemanydamas, kad kiti jau jo laiškus įtrauks į Naująjį Testamentą ir laikys Dievo žodžiu. Bet taip atsitiko. Net 21 amžiuje jo laiškų žodžius rašo ir sako ir moko, kad tai yra Dievo žodis. Krikščionybė. Dabar ji neišlikusi, aš rodžiau štai knyga Krikščionybės duženos. Kodėl duženos? Krikščionybės nebeliko tos motininės religijos. Dabar yra tik tai sektos, duženos. Net ir katalikų sekta, turinti 1,5 gal milijardo tikinčiųjų, irgi yra sekta. Bet jie nėra ta krikščionybės religija. Jie yra tos motininės krikščionybės religijos viena iš daugiau negu 40 000 sektų dabar egzistuojančių. Pati gausiausia. Stačiatikių rusų sekta 2 didžių, anglikonai 3 didžių. Žodžiu, tos motininės krikščioniškos religijos neišliko ir prie to savo didžiulį indėlį pridėjo Paulius. Paulius savo laiškais, aišku, jisgi nelaikė tų laiškų, kad rašydavo įspėjimus ir nurodymus kitiems, kad tai Dievo žodis. Bet kiti pasekėjai tą padarė, mėgindami ir pritraukti daugiau tikinčiųjų. 2 esminės klaidos, kurias padarė krikščionybė. Ta pirmoji, motininė krikščionybė. Iš žydų paėmė atpirkimo doktriną. Žydai net pradžioje aukodavo savo pirmagimį sūnų Jahvei kaip auką, kad jo įniršį suminkštintų, kad kerštą nors kiek suminkštintų. Vėliau atsisakė sūnaus aukojimo, bet ėriuką tai skersdavo net ir pažymėdami perėjimo šventę, valgydami tą vakarienę išvakarėse perėjimo šventės. Ką dabar daro katalikai Velykų metu? Tai yra žydiška šventė, bet katalikai pritaikė jau Jėzaus nukryžiavimui ir prisikėlimui. Bendra šventė, bet apipynė ir pagoniškom tradicijom. Ta atpirkimo doktrina, kad ir tėvas paaukojo savo sūnų Jėzų ant kryžiaus, kaip atpirkimą, štai kad jo būtų gailestingumas sužadintas. Atpirko Jėzus nuodėmę. Žmogaus prigimtinė nuodėmė, kurios nėra prigimtinės nuodėmės.
Ir nebuvo niekada prigimtinės nuodėmės. Tai buvo įtraukta tokia atpirkimo doktrina, siekiant žydus patraukti į savo pusę. Dėl to ir paėmė krikščionybė tą doktriną. Juk tie patys Jėzaus pasekėjai, jie buvo žydai. Lankė sinagogas, laikėsi tų pačių ritualų. Pamaldos tos pačios, bendros. Jie neturėjo savų. Aš kalbu apie pirmuosius pasekėjus, kada buvo ta krikščioniška bažnyčia kaip šaltinis ir centras, vėliau toms duženoms atsirasti ir pačiai išnykti kaip motininiai religijai. Antroji klaida, kurią krikščionybė padarė, iškėlė Jėzaus asmenį ir viską apipinė aplink Jėzų. Iškėlė tiek, kad tas asmuo kaip viešpats nustelbė patį tėvą. Ir štai tokia nuostata atstūmė daugybę nuoširdžių tikinčiųjų, kurie būtų iš tikrųjų pritarę Jėzaus Evangelijai, Dievo tėvystei, žmonių brolystei. Bet atstūmė tuos ir indusus, ir mohametonus, rytų kraštų tikinčiuosius. Jiems Jėzus nieko nereiškia. O jeigu jie būtų išaukštinę, garbinę tėvą visiems kaip Jėzus ir su apaštalais ir savo mokiniais visuomet pabrėždavo: mane atsiuntė tėvas, aš vykdau tėvo valią. Aš sugrįžtu pas tėvą, turiu sugrįžti pas tėvą. Aš atėjau į šitą pasaulį kaip tėvo pasiuntinys, tėvo sūnus. Tai kaip galėjo Jėzus užimti tėvo vietą? Jis niekada, ne vienu savo mokymu neužsiminė, kad jūs garbinkit tėvą, pakeitę mano garbinimu. Garbinkit mane, išaukštinkit mane. Jis sakė, tėvas ir aš viena dvasioje. Taip, jis sakė tą. Bet nesakė, kad jūs mane garbinkite. Jėzus ir pats garbina tėvą. Garbina kūrėją, iš kurio jis pats yra kilęs. Jis garbina šaltinį ir centrą. Ta šaltinis ir centras atsiunčia savo sūnų į šitą planetą žmogiškojų pavidalu, gimstant bejėjų kūdikių iš moters įsčių, kad atneštų tą šviesą pasauliui, koks yra tėvas. Jėzus savo gyvenimu demonstravo, visą laiką išlikdamas orus. Jis nenusižemino ne prieš vieną. Jis buvo visada orus. Buvo savimi. Savo charakterio savybėmis išreiškė tėvo charakterio savybės. Jis nereikalavo iš savo pasekėjų nieko, išskyrus tai, kad jie širdyje įkurtų dangiškąją karalystę. Jis skelbė šitą žinią: Dievo tėvystė, žmonių brolystė ir dangaus karalystė širdyje, kad visi žmonės yra tarpusavyje broliai. Tėvas yra visiems Dievas. Tėvas vienas.
visiems žmonėms, ir pagonėms, ir žydams. Jėzaus charakteris dėl ko buvo tiek subalansuotas, kad patraukdavo žmonės. Dėl to, kad jis visuomet siekė gyvo ryšio su tėvu. Gyvo ryšio. Jisgi mokė ir apaštalus melstis savo žodžiais, kreiptis į tėvą, be baimės, nuoširdžiai. Bet jiems buvo per daug sunku. Žydai turėjo atitinkamas maldas. Kai kurios yra labai gražios ir tinkamos ir 21 amžiui. Ypač Dovydo psalmės. Nuostabios psalmės. Karaliaus Dovydo. Bet Jėzus norėjo, kad apaštalai neturėtų savęs saistyti su konkrečiu tekstu, kad jis netaptų mechaniškas iš vienos pusės, o iš kitos pusės, kad jie atsiverdami kūrėjui, tėvui, kas akimirką galėtų išsilieti savo džiaugsmu, savo skausmu, koks yra ta akimirka jų viduje. Tai tada niekaip neįmanoma išreikšti save, savo tėvui, kažkokia išmokta mintinai malda, nustatyta malda. Bet kad apskritai būtų malda artimesnė Jėzaus širdžiai, tai jis paėmė savo šeimos maldą, kurią jis parašė savo jaunesniesiems broliukams ir sesutėms, kada jos buvo dar mažesnės ir broliai mažesni. Jis stengiasi irgi mokyti ir juos bendrauti su tėvu savais žodžiais, nuoširdžiai. Ir kai nepavyko to padaryti iš karto, sėdo, parašė maldą mūsų tėvė. Štai ta malda pateko ir apaštalams. Ji pasiekė mūsų laikus. Ir kas šiandien? Ogi ta malda, maldaknygas ir vėl įstrigo į kiekvieno, kuris ją moka mintinai, vidų kaip išmoktas tekstas. O kadangi daug kartų kartojamas, jį galima lūpomis šnibždėti, pusbalsiai ištarti, o mintimis būti visiškai kitoje aplinkoje. Mechaninis maldos kartojimas, kurie jo nepasiekia. Jis turi būti nuoširdus, dvasinis, gyvas komunijos ryšys. Gyvas. Tada bus gyvas ryšys su pačiu tėvu, su kūrėju, rojaus trejybė aš esu. Jis nuoširdumu užmezgamas. Nėra kito būdo. Kūrėjas to nenumatė. Bendravimas virpesiais. Apie juos reikia sužinoti. Tam reikalingi dvasiniai mokytojai. Dėl to aš ir turiu tą kūrėjo įgaliojimą ruošti dvasinius mokytojus visoms tautoms, visoms rasėms, visoms religijoms, susiskaldžiusioms. Dabar visos religijos yra susiskaldžiusios į sektas. Ir mohametonų religija susiskaldžiusi, ir šiitai, ir sunitai, ir budistų, didžiojo, mažojo kelio religija susiskaldžiusi. Beje, budistų religija apskritai Dievo neturi. Jie žmogų pavertė tą aukštybę Budą. Buda tai apšviestasis, bet tai buvo žmogus Siddharta Gautama. Jo laivas užplaukė ant seklumos, ieškojimuose.
dvasiniuose labirintuose, neturėjo dvasinio mokytojo. O iš vidaus minties derintojas jį atvedė iki tos proto apraminimo būsenos, mąstant apie moralinės vertybės, dvasinius dalykus. Bet jisai neturėjo krypties, kad galima tą patį šaltinį, kuris teikia ir pasitenkinimą, ir palaimą, kurią jis apibūdino kaip nirvanos būseną. Bet galima tą šaltinį ir centrą atrasti savo viduje. Šito jam nepavyko padaryti. Dėl to meditacija neveda į kūrėjo kaip asmens atradimą savo viduje. Taip kad budizmo laivas užplaukė ant seklumos, nebuvo atrasto kūrėjo kaip asmens viduje, kuris nukeltų tą laivą, išplukdytų į vandenis, o be kūrėjo niekas negali iš gurų nuplukdyti šitą laivą, nes bijo keisti budizmą į gyvą kūrėjo atradimą. Štai reikia ir tokiems gurų mano dvasinių mokymų. Ir svarbiausia gyvoji šventovė. Rojaus trejybės aš esu gyvoji šventovė, kur yra gyvas bendravimas su kūrėju, atsiverimas kūrėjui. Įsivaizduokit, katalikų sekta neleidžia net moteriams tapti kunigėmis. Kodėl? Irgi žydiška nuostata. Kodėl žydiška? O todėl, kad yra nurodymas, kai Jėzaus laikais viešai net vyras savo žmonos neturėdavo teisės pasveikinti, užkalbinti viešoje vietoje. Taip? Ir tada rašto žodžiai, kad geriau jau įstatymo žodžiai tebūnie sudeginti, negu jie būtų perduodami moteriai skelbti. Dėl to ir moterys be jokios priežasties diskriminuojamos. Taip yra diskriminacija. O Jėzus tokioj aplinkoj iškėlė moteris, neiškėlė, bet sulygino su vyrais ir pasirinko dvasinėmis mokytojams. Įsivaizduokit, kada viešoje vietoje neturėjo teisės net savo vyro užkalbinti. O jis pasirinko 12 moterų dvasinėmis mokytojomis ir pasiunti Evangelijos skelbti. Viešai pasiunti. Kada išsiruošė į 3. kelionę su apaštalais po Galilėją. Įsivaizduokit, koks tai yra milžiniškas revoliucinis žingsnis tokioje aplinkoje. Iššūkis. Moterį sulyginti su vyrais, kai įstatymas tą draudė, geriau jau įstatymo žodžiu sudeginti, negu juos atiduoti moteriai. O šiandien po 2000 metų moteris yra diskriminuojamas. O kur tie kontrolieriai iš Seimo žiūri lygių lyčių galimybių kontrolieriai? Kodėl jūs tylit? Reiškia, jūs už moterų diskriminaciją esate. Visas Seimas tą žino. Juk katalikų yra Seime. Ar nėra ne vieno? O kodėl jie neleidžia moteriams
pasireikšti jų teisėms. Yra moterų kariuomeniai, policijoje, įvairiose valdžios struktūrose, tarp politikų, o tarp kunigų ne. Tokia pat yra ir rusų stačiatikių sekta. Yra vienuolynų vyresniųjų, kaip ir katalikų moterų vienuolynų vyresniųjų yra, bet tarp arkivyskupų ir metropolitų, moterų nėra. Jėzus atnešė gyvąją religiją, išaukštindamas dvasinę šviesą iš tėvo. Karalystė širdyje, tai yra dvasioje, čia tik tai metafora širdyje. Bet kada yra dvasiai artimi ir pagonys, ir žydai, natūralu, ta karalystė ir yra ne materialia samprata, kur karalius turi kariauną, karvedžius ir užgrobė kitas teritorijas. Bet širdyje tada kiekvienas yra brolis ir sesė. Ir pagonis toks pat, kaip ir žydas. Jie nesveriami, kuris aukščiau stovi savo hierarchijoje. Jie tėvo vaikai. O šiandien, kur yra brolystė, tarp tų tariamų krikščionių. Aš sakau tariamų. Nėra. Katalikai tyli, kada kariauja kiti krikščionys. Ukrainai, Rusijai. Dronai virš galvos skraido. Katalikai tyli. Taigi jeigu jie tiki Jėzumi, o jis sakė, mylėkit savo priešus ne taip, kaip mylėjau jūs aš. Tai kur jūsų katalikai balsas? Reiškia, jūs nesat katalikai. Kur Seimo nariai, prisiekiantys ant Biblijos uždėję ranką, ištikimybę Lietuvai. Mano mylimieji seimūnai, ar prezidentė, ar premjerė, priesaiką reikia duoti kūrėjui, asmeniui, o ne teritorijai, ne vėliavai. Asmeniui. Štai, žiūrėkit, už nugaros man yra būsimoji Lietuvos vėliava. Tai kūrėjo vėliava. Rojaus trejybės aš esu. Ji plevėsuos ir ant Gedimino bokšto. Ateis laikas. Aš daviau priesaiką kūrėjai. Rojaus trejybė aš esu. Kristus, kaip sūnus kūrėjas, šitą priesaiką taip pat yra davęs. Ir jo partnerė, dukra kūrėja, yra prisiekusi ištikimybę rojaus trejybei. Tai kūrėjas. Ir jam reikalinga duoti priesaiką, nes jis yra nekintantis. Visi politiniai dariniai keičiasi. Šiandien vienokiai, rytoj kitokie. Tai kaip jūs galite tada prisikinėti tam, kas yra keitimusi būsenoj? Jūs turit prisiekti ištikimybę neuždėję ranką ant Biblijos, nes Biblija nėra Dievo žodis, ten yra daug prieštaraujančių ir Jėzaus teiginiams, ir kūrėjai. Dėl to ir būtina prisiekti, priimant ir duodant priesaiką, tik kūrėjai ir niekam daugiau, vien tik kūrėjai. Ir štai tada, iš tikrųjų, jūsų švarių rankų
politika pakeičiama į tyrų širdžių politiką. Tyra širdis yra tai, kas iš Kūrėjo. Tyrastis, skaistumas iš Kūrėjo. Švarios rankos, jos nuplaunamos ir vėl švarios. O širdis, patyrusi skaistumą iš Kūrėjo, ji tampa nebesuteršiama. Nes skaistumą pajunta dvasinė asmenybė pabudusi Kūrėjui. Ir ji tada nori skaistėti vis ryškiau ir spindėti aplinkai Kūrėjo teikiamu iš vidaus skaistumu. Skaistumas nesuteršiamas, kuris yra gyvas. Nes jis yra teikiamas paties Kūrėjo, skaistumo šaltinio ir centro, tyrumo šaltinio ir centro, meilės šaltinio ir centro, tikrovės šaltinio ir centro. Jo energija, o jis energijos šaltinis ir centras, jo vaikų veikloje pavirto į kūriniją, materialią planetą, materialius pasaulius, materialias visatas ir į gyvastį, tiek dvasinę, tiek tapatybę sielos lygio, bet dvasinės asmenybės tapatybę, tiek materijos išraišką turinčią dvasinę asmenybę. Tai yra mūsų, sakykime, atveju. Mes turime materialų kūną, dar nepatyrėme išėjimo iš to kūno, kuris laukia, bet viduje esanti tikroji asmenybė yra dvasinė dvasia. Kūrėjas yra ir proto šaltinis ir centras, išminties šaltinis ir centras. Todėl tik pabudus dvasioje, protas pradeda atspindėti Kūrėjo pasireiškiantį intelektą ir to mirtingojo prote. Iškart pakyla intelekto sampratos. Atsiranda dvasinės vertybės, gailestingumas, meilė, teisingumas, gėris, grožis, tiesa, kosminė įžvalga, atjauta. Tai nepakeičiamos Kūrėjo charakterio savybės, kurios turi pasireikšti kiekvieno gyvenime, nes jos atitinka Kūrėjo evoliucinį planą. O Kūrėjo evoliucinis planas nenumato karo. Karas tai yra iš laukinių, besivystančios žmogiškosios gyvybės, neišmanėlių sprendimo būdas, kaip užgrobti teritorijas, vėzdu. Mąstykit. Mano žodžiai yra Kūrėjo žodžiai. Jūs negirdit, ką sako jūsų viduje esanti Kūrėjo dvasia, minties derintojas. Klausykit Kūrėjo gyvo žodžio tariamo mano lūpomis, jūsų ausims. Bet suvokit tuos žodžius ir supraskit juos širdimi, ne savo intelektu, bet išmintimi. Skirtumas tarp intelekto ir išminties, to paties proto, yra tas, kad intelektas turi informaciją pabirai, išmintis ją susieja į sistemą ir panaudoja tą informaciją visumos geroviai,
štai tada pradeda veikti išmintis. Iki tol tai yra pabirus, neorganizuotas intelektas. Dėl to tada yra klaidingi sprendimai, veiksmai, neapykanta, pavydas, siekis viešpatauti kitų atžvilgių, engt kitus, apgaudinėti, meluoti kitiems, siekti savo savanaudiškų sprendimų, naudos. Kūrėjo kosminė įžvalga žvelgia į visą kūrinyje, apkabina visą kūrinyje savajame glėbyje ir laiko ją, juk kosmose viskas yra sustyguota, visatos skrieja aplink kūrėjo buveinę, rojų, visos kūrinijos geografinį centrą, niekur nenukrenta nuo to kosmoso į kažkokią prarają, ne. Ir mūsų planeta, Urantija, kol kas jūsų vadinama Žemės vardu, bet ji registruota dieviškose archyvose Urantijos pavadinimu. Ji niekur nenukrenta. Ji yra išlaikoma kosminėje erdvėje, mūsų Saulės sistemoje. Ar žinot, kokia yra Saulės sistemos pavadinimo išraiška? Nežinot. Monmatija. Mes turim ir Saulės sistemos vardą. Monmatija. Taip kad, mano mylimieji, klausykite mano mokymų. Dėkitės į širdį. Apmastykite. Jie yra skirti apmąstymams. Vienatvėje, bet nuoširdžiai. Mūsų visų laukia didžiuliai darbai. Ne karai, šviesos darbai, visumos geroviai, žmonijos geroviai. Tai, kas dabar vyksta pasaulyje, čia yra laukinių žaidimai, laukinių lygių. Nesvarbu, kokioje yra civilizacijoje tie laukiniai. Mes einam į šviesą. Žingsnis yra gyvas, patyrimas yra paliudijamas. Kūrėjas yra ir jūsų viduje. Nors jūs turite šiuolaikinį vėzdą, užsimojate juo. Mėginate daužyti, bet jūs esat pralaimėtojai. Pralaimėtojai. Pergalė yra dvasioje, kūrėjo tikrovėje, pabudus kaip dvasiniai asmenybei, kūrėjo sūnui ar dukrai, atradus patį kūrėją savo viduje. Štai pirmoji būtų jūsų pergalė prieš save, prieš savo neišmanimą, tamsumą, savanaudiškumą. Pergalė jūsų dvasinio kūrėjo sūnaus arba dukros. Nušvitimas viduje. Jau minėjau, Buda pasiekė nušvitimą, pavadindamas nirvaną, bet jis neatrado kūrėjo savo širdyje. Aš mokau visą pasaulį atrasti kūrėją savo viduje. Klausykit tai, ką sakau, aš jums kūrėjo įgaliojimu. Švieskitės. Švieskitės dvasioje ir dvasia.